Pirmiausia, tai žaidėm su vienais iš čempionato favoritų, viena geriausių komandų, planetos komandų. Ir mums tai labai nauda. Mes truputį pajutom, kaip pasakyti, kiti greičiai, kitas intensyvumas. Ir labai gerai, kad yra mūsų draugiškų rungtynių, čia pasakyti, programoje yra tokios komandos, su kuriamis mes žaidžiame, dar kada žaisim. Ne tiek labai pergyvenu dėl rezultato šiai dienai. Tai aišku yra svarbu, bet yra kiti dalykai svarbesni. Manau, kad svarbiau yra, kaip mes elgiamės tokiom ekstremaliom situacijom, kada ne viskas mums sekasi, kada varžovas neleidžia daryti tai, ką mes norime, kada mes kažkur atsiliekame ar kada mes esame presinguojami, kada didelė, sakysim, tokia įtampa. Tai šiai dienai šito labai, manau, mes turim pagerinti, nesu to patenkintas. O šiaip techniniai dalykai, tai viskas yra taisytini, tikiu, kad mes tai pataisysim. Ir jeigu grynai apie šios dienos rungtynės, tai aišku, su 25 klaidom laimėti ne tik prieš Ispaniją, o ypač prieš Ispaniją neįmanoma. Iš to mums reikėjo truputį aiškumo, truputį norėjom pasižiūrėti, kaip ne tik Arvydas ir kiti žaidėjai, kaip jie tokiose rungtynėse, kaip kas, tai mes sprendėm savo klausimus taip kaip ir Ispanai. Jie kaitaliojo žaidėjus ir nežaidė tie pagrindiniai visi 40 minučių, taip ir mūsų. Mes irgi bandėm, davėm šansus, bandėm ten sudėtis ir žiūrim, kurios sudėtis geriau, kurios nelabai tinka, kas prie koja. Čia momentų, kur visai buvo neblogai, bet manau, kad ir kiekvienas žaidėjas turi taisytinį momentą. Taip kad labai yra sunku, kada ypač po praloštų rungtynių sakyti, kad viskas buvo gerai. Taip pat kiekvienas turbūt susilauktų ir tam tikrų priekaištų ir buvo momentai, kur gerai sužaidė. Ačiū labai.